Sveiki, brangus žuklės mėgėjai, mes vėl susitinkame laidoje Kimba nekimba, tfu ai, 54 sezone. Ir žinoma, dabar, kaip patys matote, yra ruduo, lapai gelsta, netgi ir šalna jau kanda žemė. Bet be ko mes negalim kiekvieno laidoje susitikti be vandens telkimo. Ir šiandieną mes žvejosim Virintos upeliai, nors jau, kaip patys matote, garas iš burnos rūksta, bet kraujas man jau verda. 3000 Maxon Flash striukė, kuri visiškai nepralaidinėjai oro gūsiams, tai yra šaltiems ar šiltiems vėjams, gali būti kaip dabar šalti, bet gali būti ir karšti vėjai, nuo kurių reikia saugotis, taip pat visai nepraleidi vandenį. O nepraleidi vandenį yra todėl, kad šis kabliukas universalus, tai yra Max Flactor kabliukas, tai yra pasidabruotas tam, kad žuvis labiau atkreiptų dėmesį. Jeigu žvejys būna ant kranto užsibuvęs su draugais ir jisai, pavyzdžiui, norėtų įbristi į upę ir kartais būna pasilenkę prie upelio, tai tiesiog netgi nevalingas kabliuko buvimas labai masina ir vilioja plėšriąsias lašišas arba upėtakius, kurie iškart gali jauką imti ir va taip. Vietinė meškerytė musinukė. Kaip patys matot, žiedai nėra vienoj pozoj, todėl tai yra pats naujausias išradimas, kad nesusipintų valas. Kaip patys galite pastebėti, žiedelio forma yra išskirtinė, linktelius link žmogaus. Vėlgi čia yra tai čia principas, kad viskas, kas gamtoj, kažkada grįžta pas žmogų. Universal Bond Ride meškerė. Tai yra naujausias gaminys, švedų patentuotas, Lietuvoje atstovai yra žvejo kamarėlė, kurią galite rasti adresu, kuris yra užrašytas apačioje. Ten yra ir daugiau visokiausių. Ir va, patys matot, kaip yra viskas puikiai pritaikyta. Galit iš karto pradėti žvejybą, net valo nemetę, todėl kad su šitą meškerę galim smeigt žuvį. Filmuok, šą! Koja! Va, brangužio, patys ką tik matėt, kaip žvejys gali pats nevalingai save įmest į spąstus. Tai reiškia, jeigu jūs su tokia puikia meškerė, norėdami pulti savo grobį, kaip žinia, žuvys dabar yra labai vešlios, nors ir jums neįprastas toks žodis, bet žuvis yra vešli, reiškia įkruota. O kai įkruota žuvis ir vešli, jinai tave gali nutempt ten, kur gyvena koja pikta gili. Na, čia jau be humoro mes toli ir nenueis. Aš iš karto ir deduosi. Dėtis reikia taip, per galvą, nes tai yra ženklas kitiems žvejams, jie iš karto tave mato. Iš toliau, va, viskas, jau man mojuoja. Vladai, padėk. Kai liemenė yra paruošta, svarbu sekti ją. Matot, kilpelės yra irgi universalios, gali pasireguliuoti jos, todėl kad yra iš labai stipraus kaprono. Šitas kapronas yra gaminamas Vokietijoje, vieninteliai vietoje, ir Lietuvoje yra žmonės, kurie norėdami žvejams pasitarnauti. Pamėnkalnio gatvėje atidaryta puikiai parduotuvėlė Kapronas, kur galite įsigyti bet kokią įrangą, kaip ir prieš tai matyta kėdutė, liemenės ir visą. O dabar jau mes esam pasiruošę jums parodyti. Jūs manęs vis klausėt, kaip imt žuvį, ir aš dabar noriu jums jau tai ir parodyti. Pirmiausia, turi susirasti akmenį. O akmenim dažniausiai gyvena sliekai, bet šiuo atveju, jeigu yra prie Virintos upelės akmuo įmerktas į vandenį, reiškia, čia būtinai bus įkruotų žuvų. Prie akmens sėdi, kodėl prie akmens? Todėl, kad ant akmens, kaip toj dainoj, ant akmens dėkit galvą, ant samanų gulkės. Kažkas tai tokio, bet šiuo atveju dėsim ant akmens kojas, kad kuo aukščiau kojos, to jos mažiau šala, tuo labiau saugosi brangus, geri botai. Ir Vladai, tavo čia. Ir iš karto norėdamas jums pristatyti Svambalą žvejo laimė. Svambalas žvejo laimė. Čia yra nauja sistemėlė iš parduotuvės Žvejskamba,
kuri skirta viliot žuvims. Tai yra ikrinių žuvų vilioklis, skambalas. Nesupainiokit su skambinu, čia visai kas kita. Nors ir žvejyboj irgi yra šokiai, tai yra ikrinių žuvų šokiai. Taigi metam skambalą. O, ir dabar jau žuvis viliojasi. Nes skambalas turi elektroninį mikroprietaisą, kuriame yra įmontuotos schemelės, siunčiančios specialius signalus. Žuvimas artėja ir dabar noriu jums, nekimbant žuvelį, pristatyti mūsų partnerių parduotuvės Dzeuso prisilietimas pirštinės, kurios neatsiejamas šių dienų žvejybos atributas, kadangi jos yra elastiškai priglundančios, nepraleidžiančios jokių nuodingų toksinių medžiagų ir taipogi turinčios specialų kvapą, kurios vilioja ir prijaukina žuvį link kranto. Taip pat yra labai patogios, po to ir žinoma naudoti darže. Taip kad yra du viename. Dėk pirštinę, leisk prie žvyno ir po to ištrauk, kaip mes sakom, morką iš daržo kaimyno. Jo fana! Vladai yra! Yra Vladai! Vladai! Yra Vladai! Tarmai! Jo fana! Imam! Jo fana! Otas, Vladai! Otas, Vladai, pažiūrėk! Otas! Vladai, matai, otas! Otas, Vladai, matai! Otas, Vladai! Kimba, nekimba, ai, iki kito susitikimo jau lygiai po savaitės. Tada gali čia ir į naktinę labiau į tokią žuklę, o jeigu stačiom, tai dar šitą kėdutę truputį ir į apačią pasileidžia, kaip patys ką tik matėte, gali viską pasireguliuoti. Taigi dabar jau pats laikas būtų pademonstruoti jums keletą mūsų toliau.